Labas. Galvojau dalintis, nesidalinti, bet pasidalinsiu. Esu ką tik po pokalbio su užsienio partneriais iš Londono dėl partnerystės ir dėl renginių vedimo užsienyje, Baly ir Londone. Bet visai ne apie tai. Šis video visai ne apie tai. Šis video apie tai, kad pridėsiu ir nuotraukas, kaip atrodo mano delnai po šio pokalbio. Ir galvoju, kad verta su jumis pasidalinti. Kalbėjau su labai stipriai žmonėm. Ką reiškia žodis stiprus? Stiprus marketingo srityje, ar ne? Tai yra dideliai followerių, sekėjų kiekiai, ilgametė patirtis ir buvau paklausta, kaip aš dirbu. Koks yra darbo metodas, kaip tu dirbi, ar ne? Ir yra kaip yra. Aš atvirai pasakiau, kai žmogus prie manęs prieina, aš jaučiu tą patį, ką žmogus jaučia. Tiesiog dubliuoja tą patį jausmą. Visą gyvenimą galvojau, kad aš labai nelaiminga, labai liūdna, labai vieniša, kol neatėjo tas laikas, kad supratau, kad tai ne mano. Tai ne mano. Ir šitą jaučiu ir šitą savybę manyje yra nuo visos vaikystės, nuo viso gyvenimo. Aš jaučiu, ką jaučia kitas žmogus. Ir jūs patys suprantat, jeigu nueini į prekybos centrą, kokie jausmai, kiekio jausmų tu gauni. Ir po to papasakojau jai apie tai, kas darosi su mano delnais, kai jie kalba. Delnai kalba ties konkrečia vieta, konkreti vieta reiškia kažką tai, ar ne? Tai yra žiūrima pagal chirologiją, bet atsiranda raudoni taškai, po sesijų atsiranda valymosi ženklai, kas buvo valyta. Nežmoniška, aš suprantu, sutinku, nežmoniška, bet taip vyksta. Visa tai prasidėjo prieš daug metų, kai viena moteris mano vyrui pasakė, tavo žmona turi antgamtinių galių. Ir dažnai jums reikia tik tokio vieno sakinuko, kad jūs savim patikėtumėt. Ir tada prasidėjo, žiūrėk, tas žmogus šalia manęs išgijo, tas žmogus šalia manęs pasveiko, tas pradėjo vaikščioti, tas tiesiog, ar ne? Tada jau smegenys pradeda ieškoti, kodėl taip atsitiko, bet svarbiausia yra, kaip jūs ir dirbat su manim, nepatikėt manim, o patikėt savim. Čia yra svarbiausia. Tai dabar grįžkim, nes labai daug padavinėja informacijos per karūninę čakrą, aš nespėju jos iš tikrųjų ištransliuoti. Tai papasakojus tai moteriai, kad dubliuoja fizinius jausmus, o moteris tikrai yra stipri mokytoja, bet žodis stipri, tai aš nežinau jos galių, ar ne? Žodis stipri, tai yra tik tai kiekiu skaičiais, taip? Tai neparodo stiprybės. Ir pasakius, kad man dubliuoja. Jūs žinot, kas darėt su manim sesiją, kad vyksta dubliavimas. Tai reiškia, jeigu jums skauda koja, man skauda koja, jūs galite apie tai nesakyti. Jeigu jums yra galva pilna minčių, mano galva pasidaro sunkiai ir aš turiu su ranka padėti palaikyti savo galvą, ar ne? Tai kas darėt su manim sesijas, kas buvot gyvose sesijose, ar ne? Tai, kad ir nuotolinėse sesijose žinot, kad taip vyksta, matėt fiziškai ir viską atkartoja mano fiziniam kūne. Tai ta žodis, tavo žmona turi antgamtinių galių, tai va, taip ir atrodo.
Ir aš matau tą moterį per kamerą ir aš matau, kaip jinai tiesiog ją ima juokas. Ir aš jai sakau, tiesiog žmonės negali man meluoti, nėra galimybės meluoti, nes aš matau, tiesiog jeigu žmogus man sako, tu man patiki, aš matau, kad aš jam nepatinku. Jeigu žmogus man sako, kad aš tavim tikiu, aš matau, kad jis netiki. Tai ir aš jai sakau, žinokit, situacija yra tokia, kad, man dubliuoja jūsų jausmus, tai aš matau, kad mums nesigaus dirbti, dėl to, kad jūs dirbat pagal vadovėlį. Aš nedirbu pagal vadovėlį, tai yra aš tokia jau gimiau žmogus, šalia kurio žmonės pagyja iš cerebrinio paralyžiaus, šalia kurio žmogaus pagyja iš neurologinių ligų, kurios sesijos padeda, kad nusimtų jau, kaip sakau, panikos atakos ir visos kitos ligos jau yra menka, ar ne? Menkas pataisymas, bet vėžys, alergija, skendimo baimės, širdutė, skiliai, daug dalykų yra, vaiko šlapinimasis į lovą, daug tikrai dalykų yra, kas padaryta ir pataisyta. Kartais aš gaunu komandą, kad negaliu nieko daryti. Tai ir po to jinai manęs klausia, grįžtam dabar, matot, kaip padavinėja informaciją, bet taip padavinėja informaciją. Ir jinai manęs tada klausia, sako, kokiais metodais tu dirbi? Visus metodus, aš sakau, jūs gali susirasti www Karolina Lait, yra kiekvienas metodas aprašytas. Jinai sako, bet tokių metodų nėra. Aš jai sakau, bet taip, bet kai žmogus atbunda, jis prisimena tai, ką tik jisai žino, suprantat? Ir aš suprantu, jeigu jūs mokinotės iš vadovėlio, bet tai nėra jūsų atmintis, tai nėra tai, ką jūs mokat, ar ne? Tai nėra tai, ką jūs mokat. Ir kas yra su vadovėliu? Vadovėlyje informacija yra tokia, kad jūs išmokstat iš vadovėlio, bet tai yra kažkieno kito. Tai nėra jūsų, ar ne? Ir dėl to visose sesijose, kaip mes dirbam, mes ieškom, ką jūsų siela moka. Ką jūs mokat, su kokiu mokėjimu jūs jau atėjot, ar ne? Ir tada aš jaučiu, jinai laikosi fiziškai rimtai, bet energija tai dubliuoja. Tai aš jaučiu, ką jinai jaučia. Tai va, taip noriu papasakot, kaip susitinka skirtingos mokyklos. Šitą istoriją yra, kaip susitinka skirtingos mokyklos. Mano mokykla yra atsikelk ir prisimink, ką tu jau mokėjai ir tau nereikia jokių vadovėlių. Jos mokykla yra, mes mokomės iš vadovėlių. Ir aš jai sakau, žmonės šiais laikais jaučia, tai jie jau pajaučia, kad aš šneku tiesą, kad aš nemeluoju ir kad iš tikrųjų su manim tokie dalykai vyksta. Jie mato mano rankas, mato mano delnus. Ir jinai sako, taip, aš moku metodus, bet aš nejaučiu. Tai va čia yra tiesiog šis pokalbis ir šis įrašas yra tam, kad suprastumėt, kad kiekvienas jūs turit kažką savyje. Ir nėra taip, kad jeigu jūs išmokstat, paskaitot vadovėlį, kad jūs ten kažką gaunat. Arba nueinat į kažkur tai kursų, seminarą ir jūs ten kažką gaunat. Ne. Visa tai yra jau jumyse, suprantat? Ir jūs galite išsiugdinti empatiją, tą jutimą, galite išsiugdyti žinojimą. Vat, pavyzdžiui, aš parodysiu, kaip mano rankos sureagavo, kaip pirštai užsidegė po pokalbio su šitą moterim. Tiesiog aš negaliu kitaip elgtis, tik neturėti partnerystės, nesvarbu, kad tai yra partneriai iš Londono, kad tai yra iš Bali, kad gal būtų didesnis žmonių kiekis, kuriem galėčiau padėti, bet aš negaliu, mano fizinis kūnas sako ne. Bet fizinis kūnas, jisai visiškai tam priešinasi, suprantat? Ir situacija yra tokia, kad jūs visi tokie patys. Visi tokie patys, tik tas noras žiūrėti į vadovėlį, noras nusižiūrėti kažkokią techniką, kažkas man pasakys, ne, taip nėra. Viskas yra jumyse ir tas jūsų netikėjimas savimi
Taip, jūs tikit manimi, aš sutinku, viskas gerai, bet savim ar tikit? Ar tikit savim, kad iš tikrųjų galit pamatyti tikrą tiesą? Ar tikit savim, kad galit žinoti, su kurio žmogumi jums reikalinga partnerystė? Žinoti, kuris žmogus jūs gali, jau nebėra vedlystės, čia gali tiesiog parodyti tai, ką tu moki. Tai va, tai era kinta. Ir vadovėliai eis į lentyną. Ir visa mental žinojimas, visa mental technologijų, technikų kažkokių, tai ar tai yra tantra, ar tai yra dar kažkas, viskas nebeturės prasmės.